turime lapų bernelį, tada 1, 2, 3. Sveiki! Šiandien jums parodysiu, kaip reikia padaryti kortų pasikeitimą. Pradžiai aš jums pademonstruosiu, o paskui atskleisiu. Taigi, turime lapų bernelį, tada 1, 2, 3. Ir pasidarę 7 lapų. Taigi, dabar parodysiu, kaip jį padaryti. Norint jį padaryti, jums reikės, galim sakyti, nedidelio pasiruošimo. Tiesiog pasiimkite 2 kortas, apverskite šitaip, pasiimkite, dabar svarbiausia dalis. Kai turite šitaip kortas, nugarą, pasiimkite šitaip tokia pirštų pozicija, kad būtų, ir su šitais pirštais, su viduriniuoju pirštu ir su nykščiu, tai paimkite ir skaičiuokite lygtirių, sakykite, ir taip traukite į apačias, ta prasme, tas kortas stumkite va taip. Sakykite, skaičiuokite 1 ir 3. Ir štai pasidarys jums džokeris, ta prasme, kita korta, negu kad buvo šiuo atveju dama buvo ir pasidarys džokeris. Iš tikrųjų, jūs turėjote 2 kortas, bet kad žiūrovai neįtartų, kai jūs taip turėjote, tiesiog padėkite, kaip buvo apsivertėjęs, tas 2 kortas ir uždėkite ant kalacijos viršaus. Ir dama pasiliks, o džokeris pasiliks vienas pats, kai nuimkite viršinę kortą. Ir atrodys, kad tiesiog pavirto. Taigi, ačiū už dėmesį, like, subscribe ir komentuokite, nes man jūsų nuomonė yra svarbi. Taigi, ačiū, kad žiūrėjote.